Mhm. Sveiki. Labas rytas. Sveiki, labas rytas. Smagu visus matyti, jau kadangi 10 valandų, iš karto pradedam mūsų šiandienos webinarą. Primenu, kad webinaras yra webinaro ciklo dalis, mes juos periodiškai organizuojam ir atsiradus naujienom ar jeigu matom, kad kažkokia tema aktuali ir daugam kyla klausimų, organizuojame šituos webinarus. Šiandien mes prisijungę, kaip visada, esam dviese. Aš, Kristina Plankytė iš informacinių konsultacijų ir mano kolegė Živilė Šimkūnė. Pagrindinė informacija apie patį webinarą, kad jisai truks apie 30 minučių ir palikom papildomo laiko klausimams, atsakymams. Viso webinaro metu galite uždavinėti klausimus, yra tokia Q&A skiltis, tai galite rašyti tos klausimus į tą skiltį, jeigu tik tai kyla, ir webinaro pabaigoje mes grįšim prie klausimų ir pabandysim atsakyti visus jums kilusius klausimus. Primenu, kad webinaras yra įrašomas ir poros dienų bėgyje mes pasidalinsime tiek įrašų, tiek skaidrėmis, kurios bus demonstruojamos šio webinaro metu. Tai tada galbūt ir pradedam. Aš pasidalinu skaidrėmis ir pasidalinu tolesnę informaciją. Tai šiandien dienos webinaras yra nauji funkcionalumai Adonis 18 versijai. Kaip žinot, jeigu nežinot, tai kartu su šio webinaru pranešam, kad Adonis turi išleistą jau naują 18 versiją. Ir kartu su šita versija jis atsineša tam tikrus naujus funkcionalumus, kuriuos norim jums pristatyti, kad būtų aiškiau, kaip jie veikia, kokia jų yra pagrindinė nauda ir kasgi čia pas mus pasikeitė kartu su šituo atnaujinimu. Pagrindinės temos ir pagrindiniai pasikeitimai yra atsiradęs funkcionalumas, pačiu pirmu punktu yra AI Process Extractor. Process Extractor, ką jisai daro, AI pagalba, Adonis leidžia įkelti instrukciją, tvarką, kažkokį dokumentą, kuriame yra surašyta informacija apie tai, kaip vyksta procesas, ir AI pagalba Adonis sugeneruoja procesą iš to dokumento. Tai šiandien parodysiu, kaip jisai praktiškai veikia. Kitas funkcionalumas yra procesų hierarchijos vizualizacija. Tai reiškia, kad mes, būdami bet kurioje proceso diagramoje, galime labai greitai vieno mygtuko paspaudimu pasižiūrėti, kurgi tas mano procesas bendroje proceso architektūroje randasi, ar ne, ir kokios jo yra sąsajos su kitais procesais. Tai čia toksai būdas greitai pasižiūrėti. Iš esmės Adonis turi tą galimybę pažiūrėti, kur procesas mano randasi, bet dabar padarė naują funkcionalumą, kuris tarsi vienu mygtuku matau visus ryšius ir leidžia greičiau tas sąsajas pamatyti. Trečias mūsų šiandienos pristatomas funkcionalumas yra konfigūruojamos duomenų suvestinės. Tai reiškia, kad Adonyje leidžiama susikurti tam tikras duomenų suvestinės. Jeigu mes norime matyti, sekti, kontroliuoti tam tikrus duomenys susijusius su procesu, mes galim pasirengti atitinkamas suvestines, jas išsisaugoti ir periodiškai, kas mėnesį ar kitų dažnumų, kaip mums yra aktualu, ateiti ir pasižiūrėti, kokia situacija su tais duomenimis, kuriuos mes įsikėlėme į suvestinės. Tai kaip jas susikurti, kaip jos atrodo, mes šiandien šio susitikimo metu ir parodysim. Tai pradedam nuo pirmojo, ar ne, taip mūsų yra AI pagalba, kuriant procesus. Tai galbūt aš iš karto pradėsiu nuo praktinės dalies, ar ne, kaipgi įsikelti dokumentą ir kaip iš to dokumento susigeneruoja procesas Adonyje.
Tai prasideda nuo to, kad aišku, mes prisijungiam prie Adonio aplinkos ar ne, prie savo procesų, spaudžiam New, pasirenkam proceso diagramą, ar ne, ir turim AI Assistant. AI Assistant jau yra nuo ankstesnės versijos. Kaip jį apskritai pasileisti, ar ne, primenu, kad buvo webinaras, jis yra patalpintas mūsų puslapyje ir yra Adonis 17 versijos pristatyme papasakota, kaip pasileisti ir aktyvuoti Adonyje AI Assistant, jeigu to dar nesate pasidarę. Kai jis yra aktyvuotas, ar ne, iš 17 versijos mes turėjome va šitą langelį, kur galima buvo aprašyti procesą, įkelti proceso aprašymą ir AI pagalba Adonis automatiškai sugeneruodavo mums čia procesą. Papildomas funkcionalumas, kuris atsirado 18 versijoje, atsirado va šita va dalis, kuri leidžia įkelti failą ir iš to failo susigeneruoti procesą. Tai aš pradžiai parodysiu, kokį aš dokumentą planuoju įkelti, ar ne, čia turiu tokią incidentų registravimo ir valdymo tvarką, tokia standartinė tvarka, kurioje aprašomas pats dokumento tikslas, ar ne, čia kažkokie incidento valdymo veiksmai, baigiamos nuostatos, toks įprastinis kažkoks dokumentas, kurį mes šiandien pabandytume įsikelti ir susibraižyti procesą. Taip, tai aš dabar jį susirandu, įsikeliu ir generuoju procesą. Kol jis užsikelia, ar ne, aš kartu galiu dar papasakoti, ką mes čia matysim ir kas bus, kadangi šiek tiek užtrunka pats įkelimas. Tai svarbi informacija yra tokia, kad tos instrukcijos, tvarkos, dokumentai, kuriuos mes galim užkelti, yra ne tik tai Wordinį formatą, kaip aš ką tik kėliau, ar ne, bet kartu leidžia ir PDF formatu, ir Excelio formatu. Tai jeigu mes turim kažkokias instrukcijas, kaip pavyzdys Excel'yje ar PDF formatu, jis lygiai taip pat leidžia ir lygiai taip pat analizuoja tos duomenys ir iš jų generuoja procesą. Kartu skaidrėse, jeigu reikės greitai susirasti instrukciją, palikau ir tokią skaidrę to, ką demonstruoju, ar ne, rasite, kaip susikurti, ar ne, kad pradžiai pasiemam diagramą, susirandam AI Assistant ir užsikeliam dokumentą. Kai užsikelsim dokumentą, matysim, ką mes pamatysim, kai atsiras dokumentas, ar ne, tai mes matysim atsiras toksai laukas. Jame mes matysime, koks dokumentas buvo įkeltas, šiuo atveju mūsų bus incidentų valdymo tvarka. Čia jai sugeneruos tam tikrus klausimus arba prašymus patikslinti, dažniausiai tai būna siūlymai apjungti tam tikras veiklas arba klausimai dėl rolių, jeigu jam kyla, jisai užklausė iš to, ką jisai perskaitė dokumente. Visus atsakymus, patikslinimus galima rašyti jam čia. Kairėje pusėje mes matysim, kokius duomenys jis išsikėlė iš dokumento. Matysim, jisai pasiūlys proceso pavadinimą, pateiks trumpą proceso aprašymą, indikuos rolės, kurias rado, jeigu rado dokumente, ir pateiks veiklų, kurias jis nustatė iš proceso sąrašo. Tai yra tam tikrų siūlomų veiklų sąrašą. Prieš generuojant, jis tarsi tokią pateikia analitinę lentelę su tam tikrais klausimais ir tam tikra informacija, kurią jis išsigrynino, ar ne? Tai galim pažiūrėti, kaip mums sekasi, ar jau pas mus atsirado. Taip, atsirado. Tai matom, incidentų registravimo ir valdymo tvarka, tam tikri kažkokie klausimai, pasiūlymai, kuriuos jisai surašo. Ir čia aš matau, kad yra pasiūlytas proceso pavadinimas, incidentų registravimo ir valdymo procesas, trumpas proceso aprašymas, identifikavo rolės, kurios buvo įvardintos dokumente, ar ne, ir pasiūlė, toj pasižiūrim, kiek mes čia turim, 20 veiklų, ar ne. Tai ką mes darom, mes persižiūrim veiklas ir aš matau, kad tam tikros veiklos yra susiję konkrečiai su tvarka, ar ne, kaip ten nustatyti tvarkos taikymo sritį, patvirtinimas direktoriumi, ar ne, kažkokie dalykai. Ir matau, kad man turbūt
aktualiausia būtų nuo 5 veiklos, kad procesas prasidėtų, tai yra, kai prasideda incidentas, kad užfiksuoti pastebėtą incidentą, registruoti pastebėtą incidentą. Tai iki 4 veiklos, nuo 1 iki 4 veiklos man nėra reikalingos procese, ar ne, nes jo daugiau susijęs su pačia tvarka. Ir dabar dar galim pasižiūrėti, kur mano pasibaigia, ar man čia visos veiklos yra reikalingos. Taip, tai man labiau turbūt norisi, kad baigtųsi procesas išsaugoti informaciją apie incidento sprendimą registre, bet jau kas dėl tvarkos laikymosi, man šitos veiklos yra neaktualios, tai aš jam, tarkime, čia galiu ir parašyti, kad ar ne, išimk 1-5, ar ne, veiklas. Taip, nuo pat, kad mes dabar ar 1-4, 1-4. Ir tada, kad išimki 19 ir 20. Ar ne? Veiklas. Na va, ir aš jam išsiunčiu šitą informaciją ir laukiu, kol jisai dabar paims ir va, jis rašo ištryniau ir turime pakoreguoti. Tai jeigu mums reikia, atitinkamai pasikoregavo tam tikros rolės, matom sąrašas sutrumpėja, ar ne, nes tikėtina, kad tos rolės buvo susijusios su tom veiklom, kurias mes ištrynėm, ar ne? Na va, ir tai tarkime dabar, jeigu pasižiūrėt, man persižiūrėčiau, ar ne, ar viskas tinka, ir jeigu tinka, aš jau spaudžiu generuoti procesą. Tai kol generuojasi, galim kartu pasižiūrėti dar skaidres, nes tas generavimas visai užtrunka laiko. Galim pažiūrėti dar kitą pavyzdį, ką aš pabandžiau pasidaryti, ar ne, tai viena, kad mes turime Wordinę tvarką, bet aš pabandžiau dar turim tokią Excelio tvarką, ar ne, pažiūrėti, kaipgi generuoja, jeigu tai yra Excelio dokumentas. Ir kaip pavyzdį pasiėmiau darbuotojo komandiruotės organizavimo procedūrą, ar ne, vėlgi tai yra kaip ir standartiniai dokumentai turi tam tikrais tikslus, taikymo sritis, ar ne, ten dokumento tvirtinimo dalis būna įprastai ir taip toliau. Tai pats užkėlimas vyko lygiai taip pat paprašiau, kad jisai sumažintų veiklų, nes man neaktualios veiklos, kurios susijusios su pačios tvarkos tvirtinimu, bet man aktualu daugiau kaip organizuojamas pats darbuotojo komandiruotės procesas. Tai kai sugeneruos ir mūsų dabartiniam atveju, kurį ką tik paleidau, tiek va šitame, kurį įsikėliau iš Excelio, ar ne, mes matysime, kad tas pavadinimas atsirado jau čia. Kartu su kiekviena diagrama atsiranda indikacija, kad diagrama buvo sukurta su AI pagalba, ar ne, šitą indikaciją mes paskui galime išsitrinti. Čia daugiau toks pirminė informacija, kad žinoti, bet jeigu mes paskui imam, koreguojam procesą ir nenorim, kad matytųsi, tai jisai tiesiog paspaudus išsitrina. Kartu matom, kad yra sukeltos veiklos, ar ne, veiklos savyje neša dar kažkokią detalesnę informaciją. Dažnai tai būna, jeigu tvarka yra labai detali, tai tam, kad neišdetalizuot labai detaliai veiklų, jis paima abstraktesnį lygį, bet detalės iš tvarkos sukelia prie tam tikros, prie konkrečių veiklų. Tarkime, patikslinti dokumentus neturėjo savyje kažkokios papildomos informacijos, ar ne, matom, kad į nėra ženkliuko, o kitos veiklos turi savyje dar kažkokią papildomą informaciją, kurias atsidarius galima paskaityti. Matom, kad priskiria rolės. Dėl rolių tai pagal poreikį galima prašyti, kad jų nepriskirtų lygiai tame pačiame lange, kur aš ką tik rašiau, kad išimk tam tikras veiklas. Aš galėčiau parašyti, kad išimk ir rolės, nenaudok rolių, tai jis sumodeliuotų procesą be rolių ir paliktų mums laisvę paskui patiems prisiskirti tas rolės, nes jeigu jau jis įkelia rolės, tai jas galima keisti, bet reikia tada keisti, ar ne, aš turiu vieną išimti, kitą įkelti, tai kartais lengviau, kad tiesiog jisai neįkeltų tos rolės ir aš pati susikilnočiau, man būtų daug greičiau.
Taip, tai dar yra papildoma informacija, ar ne, ką norėjau pasidalinti, kad iš praktikos, su kuo susiduriam, kiek bandėm, ar ne, šitą funkcionalumą, kad jeigu tvarka labai detali, kartais visai verta jam parašyti, ar nenumatysim iš to, kiek jisai veiklų pateikia. Tai jeigu pateikia labai daug veiklų, 30 ar daugiau, galima paprašyti prastinis toksai, kad apjunk visas galimas veiklas, parenk abstraktesnį modelį, detalės perkelk į aprašymą, ar ne? Tada jis šiek tiek apjungia ir nebėra tiek daug veiklų ir toks detalus, jeigu, aišku, jums tinka abstraktesnis modelis. Kitas, kad kartais būna veiklų formuluotės netokios, kokios norim, ar ne, čia kaip pavyzdys komandiruotės prašymo pateikimas. Mes savo organizacijoje labiau taikom, kad būtų veiksmažodis plus bendratis orientuota į veiklą, ar ne? Tai mes galim jam pateikti pavyzdį, kokios mes norime formuluotės, kad visos veiklos būtų analogiškos formuluotės. Ir jeigu mes įrašom, kad ir tokią panašią, ar ne, užklausą, kad pateikiam formuluotės pavyzdį, jis labai tvarkingai visas likusias veiklas pagal tokiu pačiu principu sutvarko. Ir, kaip ir minėjau, dėl rolių, kartais būna, kad ne tas rolės prie ne tų veiklų priskiria, ar ne, nes tvarkoj dažnai būna ne visai tiksliai arba detaliai aprašyta, tai galima paprašyti, kad jis tiesiog nekeltų rolių, arba kartais, jeigu matom, kad norim, kad jis įkeltų, bet matom, kad supainiojo rolės arba ne tą priskyrė, galima nurodyti jam konkrečiai, kad prie ten 1, 4 veiklos nurodyk tokią rolę, prie 6, 8 tokią, ar ne, tokias kaip instrukcijas jam galima pateikti ir jis tikrai į jas atsižvelgs ir sugeneruos procesą. Tai galim dabar pasižiūrėti, kaip mums čia sekėsi. Vat turim incidentų registravimo ir valdymo procesą ir turim jau subraižytą procesą. Dar ką galima irgi matau, kad kartais jisai pats pateikia pradžias, bet va čia, kur rašom išimk tokią ir tokią veiklas, ar ne, ir galima parašyti, kad proceso pradžia tokia, pabaiga tokia, ar ne, suteikti pavadinimus, jis irgi keltų, bet kuriuo atveju mes čia galim patys imti, koreguoti, jis viską leidžia, tai yra jisai sugeneruoja tokią pirminę versiją, bet ją mes pilnai galim imti patys ir koreguotis. Kaip matom, kaip ir minėjau, atsirado pavadinimas čia šita dalis indikuoja, mes galim ją ištrinti, jeigu jinai mums nereikalinga, grąžinau dabar atgal, ar ne, ir matom, kad yra priskirtos rolės, yra tam tikra įkelta informacija, ar ne, tarkime, dabar galvoju čia kažkur, kažkokie papildomi, tarkime, prioritetai galbūt, ar ne, yra įdėta, nustatyti incidento prioritetą ir čia padetalizuoja, kad, ar ne, pagal tvarką tai gali būti žemas, vidutinis, aukštas arba kritinis, tai yra, kad aš matau, kad čia turi būti prioritetas, bet įėjus matau detalesnę informaciją iš tvarkos, kad kokie gali būti prioritetai ir kaip jie yra priskiriami. Na va, tai aš turiu sugeneruotą procesą, kas dar turbūt yra svarbu paminėti, kad jis kartu užpildo ir dalį kortelės, tai tas aprašymas, kurį mes matėm, jis atsiranda čia, ar ne, tai nereikia kažko kurti, peržiūrim, ar tinka ir pasikoreguojam. Ir kartu tas, kas kūrė šitą, kas užsakė, ar ne, kad būtų sukurta šiuo atveju aš, jis iš karto automatiškai įkelia kaip analitiką dizainerį, ar ne, kad tai yra mano, žodžiu, iniciatyva sukurtas procesas. Tai pagrindinė, dabar dar galim nebent tą galiu parodyti, kur buvo komandiruotės, ar ne, kurį rodžiau skaidrėse, tai va čia yra tas iš Excelio dokumento, ar ne, irgi lygiai taip pat sugeneruotas procesas, irgi lygiai taip pat turim kažkokią papildomą informaciją, kadangi ta tvarka buvo labai detali, ar ne, aš prašiau, kad jis padarytų abstraktesnę, bet mes kartu galim matyti, kad, pavyzdžiui, organizuoti kelionę ir apgyvendinimą, na kasgi ten viduj
įeina, ar ne, kad transporto bilietų rezervavimas ir taip toliau, tai yra visos detalės iš tos tvarkos, jos automatiškai susikelia, nieko pačiam čia jau kaip ir nebereikia daryti. Galima viską koreguoti, rolės nuimti, uždėti, aprašymus įkelti, pakeisti, papildomą veiklą galiu įsikelti, jeigu man atrodo, kad čia kažko reikia, trūksta ar ne. Tai jis pilnai leidžia, jis tarsi padaro pirmą žingsnį, tokį juodraštį, kurį paskui mes galime imti, tvarkytis, koreguotis pagal savo poreikius. Taip, tada jeigu grįžti toliau, ar ne, kad procesų hierarchijos vizualizacija. Tai aš pradžiai parodysiu čia ir paskui parodysiu konkretų pavyzdį jau Adonis įrankyje. Esmė yra tokia, kad kai mes atsidarome, jis taikomas šitas funkcionalumas tiek verslo proceso diagramai, tiek process landscape diagramai. Tai jeigu mes atsidarom diagramą, šiuo atveju yra verslo proceso diagrama, ar ne, šalia kairėje pusėje yra atsiradęs naujas šitas funkcionalumas hierarchija. Aš esu, tarkime, šito proceso diagramai, paspaudžiau ir man atsiranda, aš matau, mano procesas yra Create New Customer, tai jis yra šitas trečias lygis, aš matau, kad jis yra trečias lygis ir dar yra aukštesnių. Tai viena, ką man šitas funkcionalumas leidžia, jis man leidžia pamatyti, kurioje vietoje architektūroje mano procesas yra, labai greitai vienu paspaudimu aš iš karto matau, bet kitas aš ne tik, kad matau, bet aš galiu čia, pavyzdžiui, ir paspausti, ar ne, ant tam tikros diagramos, pavyzdžiui, aš noriu tą pirmąjį lygį nueiti, tai paspaudžiu ir man atidaro būtent tą kitą diagramą, ar ne. Kartu aš matau, jeigu mes ypač pas mūsų atveju, kadangi mes braižome procesų sekų diagramas, tai kartu mes matom ir sekų diagramų sąryšius. Tai yra, kad susijęs su kažkokiais kiti, ne tik tai, kad rodo, kad kokia yra hierarchija, ar ne, jeigu tas procesas yra kažkur hierarchinėje struktūroje, bet kartu jis rodo, jeigu yra tam tikri procesų tarpusavio sąsajos, procesų sekų diagramoje, ar ne, tai čia irgi galiu pamatyti labai greitai, su kokiais kitais procesais jis yra ryšiai susijęs, galiu spausti ant diagramos ir man atidarys, neturėsiu atskirai ieškoti tos diagramos. Tai jeigu dabar pažiūrėti praktiškai, ar ne, galim nukeliauti, ar ne, mes čia turim demo versiją architektūros ir tarkime, jeigu taip žiūrėt, ar ne, čia yra vienas lygis, mes einam žemyn ir čia turiu dar vieną lygį ir turiu tą hierarchiją ir aš matau, ar ne, kad mano šitą sudaryti trumpai tiekėjų sąrašą yra čia, prieš tai buvo IS paslaugų teikimas, o prieš tai buvo proceso architektūra. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, noriu greitai nueiti į tą pirmą lygį, aš paspaudžiau ir atsiradau. Tai tai tiek yra su tuo nauju mūsų hierarchijos funkcionalumu, kuris, tarsi toksai labai smagus dalykas, kai aš noriu labai greitai susirasti ir suprasti, su kuo mano procesas susijęs ir kur jisai yra. Ir tada kita tema, kurią pratęs Živilė, yra konfigūruojamos duomenų suvestinė. Tai aš tada turbūt nusiimu, ar ne? Ja. Taip, pasidalinsiu. Taip, tai aš pristatysiu duomenų suvestinio funkcionalumą trumpai, tai irgi parodysiu keletą skaidrių ir gyvą pavyzdį, kur rasti šitą funkcionalumą ir kaip atrodo jau sukurta ta duomenų suvestinė, kaip kurti naują. Tai iš esmės tos konfigūruojamos duomenų suvestinės yra tokia kaip personalizuojama analizės aplinka, kuri leidžia vienoje vietoje atvaizduoti jums aktualius rodiklius ir kažkokią kitą informaciją. Tai svarbu yra, kad vienoje duomenų suvestinėje mes galim iš skirtingų duomenų šaltinių parodyti įvairias ataskaitas, grafikus ir skirtingais formatais ir lenteles ir visokius kaip pyrago formos, tas diagramas, sąrašus ir įvairiausius kitokius grafikus. Tai naudotojai turi galimybę patys susikurti tas duomenų suvestines, jomis galima dalintis, jos yra išsaugomos bendrai, bet gali atsifiltruoti, kur yra tavo sukurtos
tos duomenų suvestinės, kur yra kažkokios tai kitų vartotojų sukurtos duomenų suvestinės. Tai kokia yra galbūt šitų suvestinių pagrindinė nauda, tai bendrai organizacijai yra patogu, kad galima vienoje vietoje susikurti kažkokių svarbiausių rodiklių atvaizdavimą, greičiau priimti tam tikrus sprendimus, skaidriau pateikti informaciją, turėti tokią vieningą informacijos vietą ir lengviau stebėti tam tikrus su procesais susijusius rodiklius ar kitą informaciją. O jau konkrečiam naudotojui tai irgi yra patogu, nes jisai gali pats susikurti savo tokį norimą personalizuotą vaizdą, greičiau surasti jam, mat kaip ir Kristina pradžioje minėjo, kažkokią tai periodiškai aktualią informaciją, tai susikūrus tokią duomenų suvestinę gali turėdamas poreikį atsidaryti ir matyti viską vienoje vietoje. Tai reikia mažiau kažkokių atskirų ataskaitų, galima vienoje vietoje matyti norimą informaciją ir paprasčiau atlikti analizę. Tai kaip pavyzdys, procesų savininkas gali pasidaryti savo kažkokią tai konkrečią duomenų suvestinę su jam aktualiais procesais ir būtent su tų procesų duomenimis. Kažkoks padalinio vadovas taip pat gali pasižiūrėti jau savo norimą informaciją, galbūt apie procesų būsenas, stebėti, kurie jau yra sumodeliuoti, kurie dar ne. Kokybės komanda gali turėti savo atskirą kažkokį su kokybė, su rizikomis susijusią tą duomenų suvestinę ir kiti vartotojai irgi pagal savo poreikį gali turėti tą informaciją vienoje vietoje. Tai skaidrėje rasite irgi tokią truputį mini instrukciją, kaip rasti tas duomenų suvestines, kaip jas kurti. Įdėjau nuorodą taip pat ir į tokią platesnę dokumentaciją, kur yra detaliai tam vartotojo vadove viskas aprašyta, bet tuomet parodysiu ir gyvai, kaip atrodo tiek sukurta duomenų suvestinė, kas joje yra matoma ir kaip kurti papildomas tas suvestines pagal savo poreikį. Tai šitas funkcionalumą galima rasti prisijungus prie Adono, dešinėje pusėje čia viršuje, kur yra Adonis Apps. Tai yra dashboards mygtukas, jį paspaudus atsiranda visas tas duomenų suvestinių langas ir šiuo atveju aš jau turiu vieną sukurtą tą duomenų suvestinę ir čia taip pat galiu filtruoti, matyti arba visas organizacijoje toje Adonio aplinkoje sukurtas suvestines arba tik tais tas, kurios yra sukurtos konkrečiai manęs pačios. Tai šiuo atveju čia pas mane sutampa, bet paprastai turbūt būtų taip, kad daugiau, jeigu vartotojų naudotųsi šito funkcionalumu, tai čia galima būtų matyti ir daugiau tų jau sukurtų suvestinių. Tai parodysiu pradžioje jau sukurtą pavyzdį, kad pamatytumėt, kokių čia tipų visokių grafikų galima pridėti. Tai kas yra galbūt patogu, kad toje duomenų suvestinėje yra ir šiek tiek tokio interaktyvumo, kad pavyzdžiui tam tikrose dalyse, kaip čia aš turiu procesų savininkų sąrašą tokį sudėtą, tai aš taip pat galiu čia ir filtruoti ir pavyzdžiui įsidėti kažkokį tai konkretų procesą, gal kokį aš čia noriu surasti ir šiek tiek tą sąrašą susisiaurinti. Tik tai turbūt ne visai gal taip panaudojau filtrą. Apdrausti, taip, pabandom. Taip, tai va, pavyzdžiui, pagal raktinį žodį man rado jau tik tais tuos procesus, kurių pavadinime yra žodis apdrausti, ir aš tą sąrašą šiek tiek galiu susisiaurinti ir jį matyti tik tais tą informaciją, kuri yra man reikalinga. Tai iš tų tipų, ką čia galima į tą suvestinę pridėti, tai yra galimybė pridėti kažkokį paveiksliuką, kad tiesiog tą visą duomenų suvestinę vizualizuoti, galbūt užsidėti kažkokį logotipą ar kitą informaciją. Taip pat yra galimybė tiesiog tekstu kažką paaiškinti, pavyzdžiui, apie ką čia yra ta suvestinė ir tiesiog savai žodžiais pateikti kažkokią tai raštu informaciją. Galima atvaizduoti skaičių, ar tai būtų procesų kiekis, kaip šiuo atveju, ar kažkokia tai kita informacija tiesiog suskaičiuota. Ir aišku, įvairiausi grafikai, kaip
taip, čia vat mes turim rizikų, tam tikrus atsakingus žmonės išskaidytus, čia taip pat su rizikomis susijęs grafikas, čia jau konkretus rodiklis dešinėje apačioje apie darbuotojų išlaikymo lygį, projektų pelningumą ir kaip matot yra tų įvairiausių atvaizdavimo būdų, tai čia jau pagal kontekstą gali vartotojas pasirinkti, ką jisai nori, ar matyti kažkokį tai grafiką tokiu formatu, ar kaip skirtulinę tą diagramą, ar kažkokį tai kitokį formatą. Tai turint tokią duomenų suvestinę, galima va čia dešinėje ją visada atnaujinti, kad va, pavyzdžiui, filtrai visi nusiimtų, ką aš buvau uždėjusi, kad tiesiog atsistatytų informacija. Jeigu aš noriu pasidalinti nuorodą į šią suvestinę su kažkokiu kolega, tai irgi galiu per share pasispaudus suformuoti konkretų linką būtent į šitą duomenų suvestinę. Ir aišku, jeigu man yra reikalinga kažką koreguoti, aš turiu galimybę per edit prisidėti ir galbūt daugiau kažkokių tų grafikų, tai tie grafikai Adonia vadinasi widget ir čia leidžia pasirinkti būtent kažkokį tai norimą tą formatą iš va čia tų mano jau turimų pavyzdžių. Tai kaip matot, nemažai čia to pasirinkimo, tiek sąrašai, tiek įvairiausio tipo grafikai. Tai galiu tiesiog pasirinkti tarkim, table dar kažkokį įsidėti, kurioj vietoj noriu aš jį įtraukti čia savo sąraše ir tuomet paspaudus configure mygtuką man leidžia pavadinti šitą grafiką kažkokiu tai norimu pavadinimu, kažkokį dar papildomą prašymą pridėti ir kas svarbu yra pasirinkti duomenų šaltinį. Tai po to dar parodysiu, iš kur tie duomenų šaltiniai atsiranda, kaip juos susikurti, bet čia jau turint įvairiausius tuos duomenų šaltinius, aš tiesiog iš sąrašo galiu pasirinkti ir pavyzdžiui panaudoti šitą, kad mes matytumėm draft procesus. Aišku, galima ir jų dydį čia, vat, jeigu tarkim yra lentelė, tai gal aš norėčiau truputį, kad jinai būtų platesnė ir šiuo atveju sudėjo man tiesiog į tokį sąrašą iš mano to pasirinkto duomenų šaltinio visus procesus su statusu draft, ne? Tai tokiu būdu galima papildyti tą turimą duomenų suvestinę arba taip pat galima kurti visiškai nuo nulio naują, tai irgi jai yra suteikiamas pavadinimas tai suvestiniai ir tuomet jau lygiai taip pat kaip turėjom jau toj sukurtoj ir redagavom pridedami tuos widgetus, tai čia lygiai taip pat galima nuo nulio visiškai kurti visą tą savo ataskaitą. Tai tokiu principu atsiranda tos duomenų suvestinės, kiekvienas vartotojas, modeliuotojas gali tokią suvestinę susikurti ir kaip ir minėjau, čia šitoj vietoj dar taip pat yra svarbu turėti tuos tinkamus duomenų šaltinius, kurie yra kuriami ir saugomi per Find. Tai čia galbūt jau jūs ir anksčiau naudojot, darydami tam tikras ataskaitas, tokius kaip sąrašus, tai gal yra tarp jūsų tų paieškų jau ir išsaugotų kažkokių tai tų sąrašų ir kuriuos galima naudoti kaip duomenų šaltinius, kuriant duomenų suvestines. Jeigu dar neturite kažkokių tų sąrašų, tai juos galite susikurti būtent per šitą paiešką. Tai tarkim, mes galim pasirinkti, kad mums įdomu yra procesų diagramos. Ir va čia aš turiu visą tą sąrašą ir aš galiu arba čia toliau naudodamas šitais filtrais dar pridėti papildomos informacijos, arba va čia tiesiog lentelėje paspausti select columns ir pasirinkti, kad tarkim man reikia procesų pavadinimų, ką aš jau turiu viename stulpelyje ir taip pat man aktualu yra procesų savininkai. Tai pridedu dar šitą stulpelį ir turiu sąrašą, kuriame yra procesų pavadinimai ir savininkai. Ne? Tai tokį sąrašą aš galiu išsaugoti.
ir tuomet jį galėsiu naudoti, kurdama tas duomenų suvestines, kaip rodžiau čia, pavyzdžiui, galiu pabandyti pakoreguoti ir matysim, kad arba pridėsiu galbūt naują. Taip, leidžia editinti, ir aš čia turėjau pasirinkus draft procesai, bet va čia dabar jau mano šitam sąraše matosi ir tas naujai sukurtas sąrašas, procesų pavadinimai ir savininkai, ir pasirinkus kitą tą duomenų šaltinį pasikeičia ir informacija, kurią aš čia matau. Tai turbūt apie tas duomenų suvestines būtų tiek, kad rasti tą funkcionalumą galima čia dešinėje viršuje. Kiekvienas vartotojas gali susikurti savo kažkokį, tai yra atskirą tą suvestinę pagal savo poreikį, ar tai kažkokia tai vartotojų grupė galbūt gali susikurti bendrą, ką jie naudoja kartu. Ir tas sukurtas duomenų suvestines galima visas vienoje vietoje surasti, jomis naudotis. Ir aišku, kaip ir kitos visokios duomenų lentelės ir ataskaitos, tai tose dashboarduose esanti informacija, jinai atsinaujina pagal tai, kas yra pas mus repozitorijoje. Tai jeigu atsiranda nauji procesai ir tinkamai yra parengtas duomenų šaltinis, tai ir čia informacija atsinaujina. Tai grįžtu galbūt į skaidres ir galime pratęsti su jūsų klausimais ir atsakymais. Mačiau, kad eigoje šiek tiek jau buvo. Taip, tai aš gal tada pratęsiu, nes yra klausimų iš pirmos dalies. Tai pirmas klausimas, kurį matau, yra, ar dirbtinis intelektas geba modeliuoti procesus vertikaliai ar tik horizontaliai. Įprastai automatiškai jisai tai daro horizontaliai. Dabar dar svarstydama šitą klausimą pagalvojau, kad nesam bandę, galima būtų pabandyti toje užklausoje, va čia kur yra ar ne ta užklausa, kai generuojam, pabandyti paprašyti, kad jisai sugeneruotų vertikaliai, bet nesam bandę, tai galbūt suveiktų. Įprastai jis tai daro horizontaliai. Ką galima daryti, jeigu vis tik sugeneruoja horizontaliai, ar ne, mes čia turime, kad pakeisti change direction, ar ne, ir galim tiesiog patys pasikeisti tą kryptį, ar ne, tai vat, sakau, galima pabandyti, kai čia rašom komentarus, kad sugeneruoja horizontaliai, bet nepažadu, kad suveiks, nesam bandę. Bet kitas būdas yra, kadangi mes savo irgi turim visą laiką vertikaliai, tai mes tiesiog pakeičiam kryptį, susitvarkom tuos tarpus, jeigu įprastai, kai pakeičiam kryptį, jie tampa didesni ir tiek, ar ne, tai tiek su šituo klausimu. Kitą klausimą turiu, ar įmanoma visų organizacijos procesų sąsajas ir hierarchiją atvaizduoti vieno puslapio formatu. Tai yra kelios galimybės, ar ne, viena, kad leidžia Donė susigeneruoti tokią vadinamą box in a box diagramą. Galima susigeneruoti iki 5 lygių, ar ne, čia surašom, kokio detalumo mes norim, bet iš esmės mes čia galime matyti, ar ne, vat tą pirmą lygį, tada antrą lygį, tada jeigu čia, kadangi yra demo, tai ne visi lygiai užpildyti, ar ne, bet va, kai mes prieš tai žiūrėjom, kad buvo pirmas lygis, tada buvo IS paslaugų teikimas antras lygis, tada trečias lygis ir ketvirtas, ar ne, turim iki 4 lygio, tai mes matom, kad į kokias grupės, kokie procesai susideda ir kaip kas su kuo susijęs, tai tokie tarsi viename puslapyje galima pasižiūrėti ir čia paspaudus, ar ne, mes galim atsidaryti, matyti procesą, jeigu jis turi diagramą, matyti jo diagramą, to galvoju kažkokį dar čia, va, tarkime, ar ne, iš karto nueiti iš tos lentelės į kažkokią konkrečią diagramą. Tai jeigu taip ant viename puslapyje, tai čia. Taip pat sąsajas primenu, kad galima matyti, jeigu netaikant šito, ar ne, kad yra
insights dalis, kuri leidžia pamatyti irgi tokį iš karto mūsų gauti pasiūlymą iš potencialaus tiekėjo, ar ne, aš matau su kokiamis kitomis diagramomis procesas yra susijęs ir dar trečia vieta, ar ne, kuri irgi leidžia pamatyti visas sąsajas, čia gal daug plačiau, ar ne, tai leidžia pamatyti viename tarsi, nu, čia gal jau daugiau negu vienas puslapis, jeigu taip žiūrėti, ar ne, bet vienoje vietoje pamatyti visas sąsajas apskritai. Tai čia jeigu mes turim su sistemomis, ar ne, tada su kitais procesais, ar ne, su kitom procesų diagramom, jeigu kažkokios nuorodos buvo sąsajos su dokumentais, ar ne, įvykiais, rolėmis, čia partneriai, tikslais kažkokiais, jeigu yra leiblai priskirti, tai jeigu yra kažkokie rodikliai, kiti procesai, ar ne, jų diagramos ir taip toliau, rolės, na, bet visos sąsajos čia yra viename, galima apskritai sąsajas pamatyti ne tik tai su kitais procesais, bet su visais kitais objektais vienas šitas mūsų procesas, su kuo jis dar yra susijęs. Ir tada dar iš tos pirmos dalies, ar ne, turiu klausimą, ar Adonis turi kelių kalbų funkcionalumą, taip jis turi. Ir taip galima turėti tiek anglų kalba, tiek lietuvių, kaip jeigu trumpai parodyti, ar ne, kur tas funkcionalumas randamas, jeigu mes atsistojam ant proceso, mo ir yra translate, ir čia, žodžiu, jisai suveikia, mes susirašom, pasirenkam kalbą, ar ne, galima gamintojo prašyti, kad įdėtų daugiau kalbų, čia yra tos standartinės kalbos, kurias mes turime, ir galima vieną procesą turėti tiek lietuvių, tiek anglų kalba tvarkingai išverstus. Klausimas, ar gali būti anglų kalba vertimas į anglų kalbą. Iš esmės, kaip dabar veikia, tai yra, jeigu mes čia rašytume anglų kalba, pačią užklausą, nėra taip, kad jis išverstų, ar ne, parašyčiau išversk, tai vertimo jis tokio kaip ir nepateiktų, bet jis gali generuoti kitomis kalbomis. Ta prasme, aš dabar prašiau lietuvių kalbą, užkėliau lietuvių kalbos tvarką, jeigu įkelčiau anglų kalbą arba paprašyčiau, kad sugeneruotų anglų kalbą, tai jis sugeneruos anglų kalbą, bet tai nėra tiesioginis vertimas, ar ne? Tai jis daugiau dabar ką daro, jis tiesiog generuoja procesus tą kalbą, kurią mes paprašom, arba tą kalbą, kurią mes užkeliame dokumentą. Tai jeigu mes įkelsim dokumentą lietuvių kalba, jis subražys vieną procesą, jeigu kelsim dokumentą, tą patį dokumentą anglų kalba, jis tikrai kažkiek skirsis tie procesai tarpusavyje, nes jis kas kartą kaip ir ChatGPT ar Copiloto užklausos kelis kartus klausiant tą patį, dažnai vis tiek kažkokius skirtumai bus atsakymuose, tai lygiai taip pat ir procesų generavimą kažkokie, netgi tą patį dokumentą užkeliantis kas kartą tikėtina, kad vis kitokį šiek tiek rezultatą sugeneruos. Šiaip dėl pačio vertimo, jeigu aktualu, ką dar pabaigoje paminėsim, mes atsiųsim prašymą užpildyti anketą. Ir toj anketoj labai kviečiam, jeigu kažkam aktualūs funkcionalumai, kaip dabar matau, kad pavyzdžiui kelių kalbų ar ne, arba vertimo funkcionalumas, tai mes atsižvelgiam į tuos užklausas, prašymus ir galima atskirą, matau, Živilė jau įkėlė apklausą, tai jeigu įkeltumėt temas, kurios jums aktualios, mes paskui persižiūrim poreikius, ar ne, ir įsikeliam tam tikras papildomas temas savo webinaruose ir pristatom, tai galima būtų detaliai parodyti, kaip veikia vertimo funkcionalumas ne su AI šiai dienai, ar ne, ateityje planuojama, kad berods 20 versijoje jau planuoja jie labiau turėti išvystytą įrankį ir vertimui. Bet kol kas turim tokį funkcionalumą ir dar mačiau, klausimas buvo berods dėl Živilės dalies. Bet tas klausimas dar iki to parodant, atsirado. Taip, tai čia gal
Komentuosiu, kad pabaigoje, kur rodžiau, kad per Find galima susikurti tuos tam tikrus sąrašus, tai tuos sąrašus išsisaugojus juos ir gali po to naudoti tose suvestinėse kaip duomenų šaltinius. Ir dar turim paskutinį klausimą dėl tos 18 versijos, kada jinai bus įdėkta ir ar kainuos papildomai. Tai papildomai nekainuoja Atonio atnaujinimas ir norint gauti tą naują versiją, tai reikia susisiekti su jūsų licencijos administratoriumi, tai šiuo atveju ten su manim arba su Kristina ir mes galėsime suorganizuoti, kad gamintojas visą laiką tiesiog yra suderinamas konkretus laikas, kurio metu sistema tam porą valandų gali būti nepasiekiama, kol ją atnaujina, o po to jau galima įprastai naudotis ir nieko papildomai tikrai nekainuoja. Tai pabaigai turbūt dar ką irgi priminsim, kad mūsų organizacija taip pat teikia tiek procesų valdymo konsultacijas, tiek IT konsultacijas. Tai jeigu turėtumėt kažkokių tai poreikių, reikalinga būtų pagalba dėl Adonis naudojimo, dėl kažkokių tai kitų klausimų susijusių su procesais ar su sistemų diegimu, tai labai kviečiam susisiekti. Taip pat irgi norim jau pasidžiaugti, kad šiais metais vėl organizuojame procesų valdymo konferenciją ir skaidrėse rasite nuorodą, kur galima įsigyti bilietus. Iki rugsėjo 1-osios bilietams taikoma nuolaida, tai tikrai, jeigu planuojate dalyvauti, tai verta per vasarą bilietus įsigyti. Ir taip pat paskutinėje skaidrėje rasite QR kodą, per kurį galite patekti į mūsų puslapio patalpintą informaciją apie mūsų organizuojamus procesų valdymo mokymus, tokius atvirus. Tai mes pradėjom irgi organizuoti mokymus, kuriuose gali dalyvauti bet kas užsiregistravęs, įsigijęs bilietą. Tai nebūtina yra pirkti visai organizacijai mokymus ar procesų modeliavimo, ar procesų architektūros ar tobulinimo tema. Galima tiesiog pavieniams žmonėms įsigyti bilietus ir toje bendroje grupėje sudalyvauti vienos dienos mokymuose. Tai tiek šiam kartui. Ačiū labai, kad prisijungėt, skyrėt laiko. Kaip Kristina ir minėjo, atsiųsim įrašą, skaidres. Būtumėm dėkingos, jeigu užpildytumėt mūsų trumpą apklausą ir ten taip pat galite pateikti savo pageidavimus, kokių temų norit šiuose webinaruose ateityje. Tai ačiū ir iki kito karto. Ačiū labai. Iki.